Sveiki, tamtos, turim 3 siuntas šiandien iš Kinijos. Na, pradėsim gal nuo mažesnių. Pasižiūrėsim, ko mums šiandien nustebins kiniečiai. O kas čia yra? O, flashlightas atėjo mano. Labai nebrangiai kainavo, kiek atsimenu, ir toksai visai sudomino būtent šitas švietimas. Toksai, kaip sakant, patogus turėtų būti. Kaip čia atsidaro? Neaišku. Va, taip atsidaro. Taip, statosi 3A tipo baterijos. Kiek čia statosi, vėl nežino. Visai daug turėtų būti, 4 bent jau. Tai yra tikimybė, kad švies neblogai. Nu ką, bandom. Labai blausiai šviečia. Nu va, ką pastebėjau tokį dalyką, kad mano įkraunamas baterijos visas yra po 1,2 volto. O va šitas prašo po 1,5 volto. Ir įdėjus 1,2 šviečia labai blausiai. Vos. Nu va, įdėjau, kaip sakant, 1,5 neįkraunamas baterijas ir automatiškai rezultatas yra. Pas mane čia labai šviesu. Aš truputį susimažinsiu. Nu ir dabar iškart vaizdas žymiai geresnis. Taip. Op. Nu va, dabar liko nedaug lempų. Tai va taip atrodo. Nu ir įdomiausia kaip šitas. O, visai gerai šviečia, sakyčiau. Super. Ir pats įdomiausias dalykas yra, nežinau kaip čia parodyti, bet va čia va gale yra magnetas. Taigi pagal idėją prie kažkokio metalo gabalo va taip va. Op. Jums reikia kažkur tai pasišviesti, prisiklijuojat su magnetu ir jisai laikosi. Tarkim, mašinas remontuojat, tai aš sakyčiau, čia yra labai superinis daiktas. Pumpt. Įsijungiat va šitą apšvietimą. Turit savo šviesą, kur norit. Labai čia neblogai sugalvota iš tikrųjų. Užskaitau šitą reikalą. Tik tai reikia 1,5 volto lempučių. Va taip. Gerai. Fan, daiktas man patiko. Taip, ką mes čia dar turim? Nu gerai, darysim šitą didelę siuntą. Čia jau panašu, kad rubeliai man turėtų būt gal ne man. Ne, vis dėlto turėtų būt man. Turėtų būt čia kašmyrinis megztinis. Toksai gal golfas labiau. Tipo tokio. Turėtų čia būt kašmyras. Taip, šviesą pasidarom. Taip. Ką mes čia turim? Fashion, juk, kaip visą laiką viskas kinietiškai parašyta. Toksai pakankamai permatoma medžiaga, bet šiaip, nu, jaučiasi kokybiškai. Iš tikrųjų, jaučiasi, kad yra tikimybė, kad čia vilna, kad čia yra kašmyras. Nu, jokios daugiau etiketės nematau. Galbūt čia bus. Čia parašytas dydis. Ir viskas. Aha, nu va tokį turim fintą. Negražų. Nu, čia nėra skylė, tiesiog turbūt, kaip sakant, baigėsi juosta. Ir liko siūlai, nieko baisaus kol kas. Nu, kviesim ekspertą ir žiūrėsim. Šiaip tai kol kas atrodo visai neblogai. Panašu, kad čia gera medžiaga yra. Nu, bet žiūrėsim, kaip sakant. Bus matyti. Tai va, megztinukas toksai. Gerai, pažiūrėsim. Taip, ir dar vienas daikčiukas. LED light parašyta. Nu, pasižiūrėsim, kas čia per LEDai. Ho. Tėjo lempa tusovčikam. Jezu, atėjo per mažiau nei 2 savaitės. Taip sakyčiau, labai greit. O, kaip atrodo. Rimtas diskotekinis reikalas.
Hop. Ok. Nu ką, reikia pabandyti pasijungti, pažiūrėti, kaip atrodys. Ir reiktų pasitestuoti, ar nemeluoja su galingumu, kaip visada, ką jie mėgsta daryti. Opa. 3 vatai. Come on. 3,3 šakės. Nors šiaip tai vat, iš tikrųjų buvo su viena lemputė ir irgi buvo 3 vatai. O čia dabar dvigubai ir vis tiek 3 vatai. Nu ką, gausim jie nemokamai, taip išeina. Reikės disputą atidarinėti. Nieko nepadarysi. O šiaip tai atrodo visai neblogai. Iš tikrųjų, išsijungiam vėl šviesą. Šiandien taip dažnai tenka tą daryti. Nu taip va. Opa. Visas kambarys, diskoteka, kaip reikiant. Nice. Ok. Vienu žodžiu, šiaip fainas daiktas, viskas ok, bet tik tai vatų biški mažoką apgaudinėja. Taigi, iš esmės galima pirkti, užtenka to apšvietimo. Atrodo neblogai, kainuoja nedaug, taigi praktiškai rekomenduoju. O jeigu dar netingėsit, galėsit ir pinigėlių susigražinti. Ten. O tokia dėžutė, viskas tvarkingai gražiai. Šiaip tai, sakyčiau, visai kalėdinė dovana irgi prikolina. Kitiem metam galite pagalvoti. Jeigu nežinot, ką nupirkti, tai va tokį perkat ir viskas. Tai ką, tokie daiktai pas mus šiandien. Tikiuosi patiko diskoteka. Taigi dėkit laikus ir iki greito.